Labas vakaras. Vyriausybė žada, kad nauja daugiabučio atnaujinimo programa startuos rugsėjį. Valstybės paramą būstų savininkams vyriausybė sumažino 3 kartus, tačiau tikisi, kad gyventojų, kurie norės renovuoti namus, bus užtektinai. Kritikai sako, kad valdžia gyvena iliuzijomis. Aurelijaus Griškevičiaus reportažas. Įprastas vaizdas. Prie senų daugiabučių, kuriuos reikia modernizuoti, pastoviai be darbininkų. Šių namų gyventojams valstybė pasižadėjusi padengti pusę investicijų, tačiau darbai nevyksta. Šiai dienai stovi 188 pastoliai prie namų ir nevyksta nei vienas darbas. Žmonės moka didžiulius pinigus už pastolių nuomą, bet neturi pinigų, nes bankai neskolina. Vyriausybė neva siekdama paspartinti modernizavimą parengė naują programą, kuri kaip žadama startuos nuo rugsėjo. Butų savininkams valstybė kompensuos jau ne 50, o 15% išlaidų už darbus. Tačiau bus suteiktas lengvatinis kreditas su fiksuotomis 3% metinėmis palūkanomis. Apmokama pusė išlaidų modernizavimo projektų parengti ir statybos techniniai priežiūrai. Pradžiai galbūt teks mums daugiau aiškinti, kodėl žmonėms apsimoka. Sudarytos galimybės bus žmonėms pabandyti, nebūtinai imti visą šiltinimo paketą, visą namą renovuoti, galima tą daryti dalimis, prisiėmus mažą finansinę riziką. Įsitikinus, kad tai veikia, toliau pratęsti įmant kitas paskolas. Ir todėl manau, kad šitas procesas judės. Aplinkos ministras, kaip ir iš vis mūsų vyriausybė, yra labai optimistiškai nusiteikę, bet dėja man atrodo, kad tai yra tik tai iliuzija, kada mes norime realų laikyti tai, kas mes matome sapnuose. Neįmanoma. Iki šiol neaišku, kurie bankai teiks lengvatinius kreditus. Be to, butų savininkai 3 kartus sumažinta valstybės parama už darbus gautų po modernizavimo, jeigu šis atitiks nustatytą klasę. Naujai programai skirta kone 800 milijonų litų. Aurelijus Griškevičius, Vadas Gričiūnas, LNK žinios Vilnius. Medikai perspėja, kad Lietuvoje neliko vaistų tuberkuliozei gydyti, o jų pakeisti esą nėra kuo. Kilus sumaišiai tiekėjai pažadėjo per 2 savaitės vaistų atvežti, praneša Martas Kalendra. Valstybinės vaistų kontrolės žiniomis, prieš kelis mėnesius sutrikus gamybai, viena vaistus nuo tuberkuliozės gaminanti Lenkų gamykla nustojo tiekti į Lietuvą vieną iš 2 pagrindinių medikamentų. Todėl kito vokiško vaisto naudojimas šį mėnesį išaugo net 4 kartus. Vaistų gamintojai, kurių medikamentai registruojami Lietuvoje, apie nutraukiamą tiekimą privalo informuoti prieš 2 mėnesius. Ne, dabar nebuvo. Kaip minėjau, šio Lenkų gamintojo net atstovo Lietuvoje nėra. Tai jie kaip ir nesiteikia tą daryti. Kita vertus, mes ir priversti jų Lenkų gamintojų, kokia ar tai būtų kitos šalies, negalim, kad jie tiektų mums reikalingus vaistus į Lietuvą. Dabar va taip stovėkit, nejudėkit. Gydytojai teigia, kad staiga netekus vaisto pacientams gali būti padaryta didžiulės žalos. Esą reikalingų vaistų pakeisti kitais neįmanoma. Nutraukti gydymą negalime. Griežtai. Kai yra vaistai, nutraukti gydymą negalima. Gydymas turi būti tęsiamas ir naudojamas kasdieną. Pavyzdžiui, naujai išaiškintas ligonis, jeigu jau turi tuberkuliozę, gydymas yra 6 mėnesiai ir kontroliuojamas, medicinos personalo stebimas, yra naudojamas vaistas. Reikiamo vaisto yra likę tik keliose vaistinėse. Ligoninės turi šiek tiek atsargų, tačiau jų gali neužtekti. Vaistą nuo tuberkuliozės Lenkų gamintojai pažadėjo vėl atvežti po 2 savaičių. Atvejų, kai staiga nutrūksta svarbaus medikamento tiekimas Lietuvoje, būta ir seniau. Prieš kelis mėnesius dingęs kraujagyslės plečiantis nitroglicerinas atsirado tik prieš savaitę. Kad tokie įvykiai nepasikartotų, šiuo metu kuriama speciali sistema, kuri parodys, ar vaisto yra pakankamai. Martas Kalendra, Kęstutis Vaišvila, LNK žinios. Žemdirbiai skaičiuoja šiųmetės vasaros liūčių ir krušos nuostolius. Anot jų vasarinių kultūrų derlius gali būti 5% mažesnis. Draudikų duomenimis nuo gamtos stichijų apdrausta tik iki 15% pasėlių plotų. Išsamiau Donatas Stundis. Pirmus metus savarankiškai ūkininkaujantis 20-metis Karolis Šmigelskis skaičiuoja jau patyręs arti 10 000 litų nuostolį. Per vieną naktį liūtis išguldė 10 hektarų miežių. Jaunasis ūkininkas iš tokių javų naudos nebesitikė. Jeigu bus saulė, jie kažkiek dar pasikels, bet jeigu nebus saulės, jie taip ir liks. O įvažiavus su technika, jie paprasčiausiai nebus kaip jų paimti, nes jeigu žemė bus drėgna, jos paprasčiausiai raus ir su žemėm neši kombainą. Pasėlius apdraudęs jaunasis ūkininkas laukia kompensacijos. Jo tėvas taip pat nukentėjo nuo liūties. Išguldyta 300 hektarų javų. Nenoriu savęs nei glūminti, nei nervinti, nes kadangi nuostoliai siaubingi. Ir be to esat neapsidraudęs ir pinigų jokių negausit. Čia savo prisitaikyčiau tą patarlę, skupus moka 2 kartus, tai
aš prie jų. Pasėlius draudžiančios bendrovės duomenimis iš 1000 apsidraudusių žemdirbių dėl liūties ir krušos pridarytų nuostolių kol kas kreipėsi 25. Vasaros stichijos esą palietė visus šalies kraštus. Anot draudikų labiausiai nukentėjo Šakių, Šiaulių, Tauragės, Biržų bei Rokiškio rajonai. Čia ne tik išguldyti javai, bet ir iškapoti rapsai, apsemtos bulvės. Grūdų augintojai teigia, kad dėl stichijos vasarojaus derlius bus bent 20% mažesnis. Draudimo bendrovė teigia, kad nuo rudens ūkininkai galės pasirinkti draudimo rizikas. Donatas Tundis, Violeta Juzonytė, Albinas Miklauskas, LNK žinios. Smarkios audros vakarų ir pietvakarių Lenkijoje nusinešė mažiausiai 7 žmonių gyvybės, beveik 100 žmonių sužalojo, pasakoja Saulius Masalskas. Karštų oro masių iš Šiaurės Afrikos susidūrimas su šaltesniu ir drėgnesniu oru nuo Atlanto sukėlė itin smarkias audras vakarų ir pietvakarių Lenkijoje. Vėjo greitis, kurį sukėlė didelis slėgių skirtumas, viršijo 100 km per valandą, o kai kuriuose vietose jis pasiekė 130 km per valandą. Tokios audros išvartė daug medžių ir elektros tiekimo linijų stulpų. Automobilio avarijos dėl nuvirtusių medžių ir elektros laidai nukritę ant žemės nusinešė mažiausiai 7 žmonių gyvybės, daugiau kaip 90 žmonių sužaloti. O Jėzu, karabos! Tai buvo tikra Dievo bausmė, buvo taip tamsu, kaip per sniegą, kitos gatvės pusės nesimatė. Przez ulicę to już nic nie widać było. Audrų sukeltos liūtys smarkiai sutrikdė eismą Vroclave ir kitose vakarų bei pietvakarių Lenkijos miestuose. Stichijos siautėjimo padarinius padėjo likviduoti daugiau kaip 12 000 Lenkijos ugniagesių ir gelbėtojų. Meteorologai prognozuoja, kad Lenkiją nusiaubusios audros jau išsikvėpė, todėl vėtros ir liūtys turėtų aprimti. Saulius Masalskas, LNK žinios. Irano valstybinė žiniasklaida sumažino vakar vakare Mešhado mieste įvykusios aviakatastrofos aukų skaičių. Pagal naujausius duomenys iš 153 rusų lainerių Il-62 skrendančių žmonių žuvo 16. Dauguma žuvusiųjų kazachai, lėktuvo įgulos nariai, kurie buvo priekinėje lainerio dalyje. Pagal oficialią versiją Aria Airlines lėktuvas atskridęs iš Teherano viršijo nusileidimo greitį, todėl net laikė jo padangos. Nevaldomas lėktuvas išlėkė už nusileidimo tako ribų ir rėžėsi į tvorą. Vilniuje pirmą kartą startavo multisporto varžybos Vilniaus Challenge. Organizatoriai teigia, kad tai pirmos tokios varžybos ne tik Lietuvoje, bet ir visose Baltijos šalyse. Jų dalyviai rungėsi 4 sporto šakose. Priėmusiems iššūkį teko įveikti trasas nusidriekusias Vilniaus miškais, požemiais, Neries ir Vilnelės upėmis. Sportininkams teko minti kalnų dviračius ir kloti baidares, keltis virvėmis per upes, dalyvauti orientavimuose rungtyse. Varžybas vainikavo šuolis su virve nuo 125 metrų aukščio pastato.